Atvažiavom su Toyota Solara, esam prie mano esamos, o ten stovi mano ex. Mano ex biški tamsesnė buvo, šita šviesesnė. Tai tau šviesesnės dabar patinka, Dabar biški šviesesnės patinka. Dar biški daužtas veidrodis, buvo kažkada matyti daužtas veidrodis šitai. Biški per ausį kažkas davė. Ji nori būt BMW. Nenori jinai būt BMW. Kad tu filmuoji. Abi skanios traškios. Kaip per kuprą duočiau, tai kuprai. Abi jos skanios traškios ten kažką. Kaip ten sako apie tos Twixus? Raudonas. Jos raudonas. Abi jos 2.4 benzinas dujos automatai. Maniškė esama yra pilnos komplektacijos. Šita buvo biški biednesnė. Šita turi čigoniškus ratus, o ta turi normalius ratus. Šitos salonas veliūras mechaninis, tos elektrinis ir oda. Tada pas mane stovi kinietiškas ekraniukas, čia ekraniuko nėra. Tada pas mane klima reguliuojasi knopkiam, čia reikia sukti orkaitę. Bet šitas automobilis pilnai prižiūrėtas, mylėtas, nerealiai geras daiktas ir sėdėt maloniau yra ant veliūro negu ant odos, bent jau žiemos metu tai 100%. Nes nešildo. Ką? Nešildo. Būtų šildoma sėdynės, būtų gerai ir oda. Nešildo, nes jinai yra iš Luizianos. Matyt, ten visiems labai karšta, karšti žmonės gyvena ir jiems to nereikia, matai. Ir šiaip ta Toyota tikriausiai nežinojo, kad papuls ir šita į Lietuvą iš vis gyvent. Toks jau tas Bet gyvenimas. puikiai išgyvena, geri automobiliai, šiaip žiauriai komfortiški automobiliai, sąnaudų prasme irgi labai nedaug ryja, nes yra dujos. Žodžiu, nerealūs daiktai. Dar yra skirtumas nuo senosios Toyotos, tai kadangi jos pultelis yra neoriginalus, o čia yra originalas, tai šita turi prabangę knopkę, su kuria galima atidaryti bagažinę ne tik kaip visuose Japonuose, kai atidarai duris ir turi būtinai pasilenkt, atlenkt, kad bagažinė atsidarytų. O galima ir va taip prabangiai. Nori, aš tau parodysiu, kas yra prabangiai. Nefilmuosim BMW. Čia kaip reikia. Technologija. Neveikia technologija. Reikia ir Technologija. Neveikia technologija. Technologija. Oba. Va taip reikia. Norėjau pasidalinti tuo, kad vakar važiavau ir žiūrėjau dar vieną Toyota Solarą. Taip, gal tai jau kažkoks apsėdimas. Žiūrėjau baltą Toyota Solarą, bet dėja jos stovis labai netitinka kainos, kurią nori gauti žmogus. Galės lenkščiai pavargę, visas kėbulas kai kuriuose vietose špakliuotas, kai kur net nebematuoja matuoklis. Pats žmogus paprašė pamatuoti, ta prasme, nes mes su juo esam pažįstami iš seniau. Aš kažkada prieš kokius 6 metus esu pirkęs iš jo automobilį ir nuo tada mes pažįstami ir pamačiau, kad jis jį įkėlė Toyota, sakau, atvažiuoju pažiūrėti. Tai paprašė, pamatavau, pažiūrėjom visas bėdas, viską. Tai ten nemažai bėdelių yra. Kapotas nebeužsidaro, kapoto spynelė ten tiesiog išpūvus yra. Žodžiu, įvairūs reikalai, su kaina, manau, kad nesusikalbėsim, kad ir žmogus ne kosmosą nori, bet aš jam tiek negalėsiu pasiūlyti už tokį automobilį. Tai sutarėm, kad gal kada kartu pasifotkinsim kartu su automobiliais, nes tą vakarą jau buvo tamsu. Tai tiesiog turiu videką, galiu parodyti.
5 sekundžių, kur vien šalia kito, sakykime, netoli stovi tie automobiliai. Pakeitėm gale stabdžių rėmelius, pakeitėm kreipiančiasias Toyotai ir nupoliruoti priekiniai žibintai. Tai einam parodysiu. Žibintai dabar atrodo taip vat, viskas nuostabu, gražu, tik tai nenuplautas automobilis dėja, bet bent jau matosi žibintai. O dabar turim dar vieną bėdą, tai mūsų BMW reikia paremontuoti ir tada liekam truputį be automobilių, nes su Golfu dar su dėžė sprendžiu reikalus, reiks pakeisti dėžę, tada sprendžiu reikalus, žodžiu, Subariko nebėra, turim Toyota, tai vat vienintelė žiemą naudojama mašina, sakykim. Tai truputėlį liekam be automobilių antro, tai reikia kažką galvot. Tai dabar važiuoju žiūrėti Volvo V50 į 2 litrų dizeliuką mechaninę ir po to važiuoju žiūrėti dar naujesnį Foresterį negu turėjom, ten jau tikriausiai 3 kartos skaitosi. Tai jisai 2.5 benzinas dujos automatas, o Volvo mechanas. Tai važiuoju, pasižiūrėsiu ir tą. Jeigu kažką nupirksiu, parodysiu, jeigu nenupirksiu, tai bent jau papasakosiu. Tai va, reikia spręsti bėdą, reikia automobilio. Later that same evening. Jau vakaras, tai buvau pasižiūrėti Volvo V50, Volvo dėja, bet nepatiko. Važinėjau dar visų Toyota. Ir nupirkom štai tokį Subaru Foresterį. 2.5 benzinas dujos automatas, technikinė iki 27.04. Vau. Žinoma, su kėbulo defektais, su viskuo, bet super daiktas. Defektai tai priekinis bamperis negražus, tada sparnas negražus, žibintas šitas parasojas, čia va matot, tada turim galinį bamperį, truputį nepataikytas į spalvą tikriausiai. O ką čia dar turim? Turim skidelį girliandą jau gal rytoj parodysiu ir rytoj parodysiu jį labiau iš išorės. Tai kol kas tiek žinių, užsiveda, važiuoja, kol kas dar džiaugiuosi. The next morning. Sėdim prabangiai su panorama mūsų naujajam pirkinį Subaru Foresterį. Ir šiandien yra planas nuvažiuoti į Panevėžį. Radau, kad žmogus parduoda pavarų dėžę automatinę, tokią, kokios mums reikia Golfui, kad jis važiuotų. Tai važiuosim dabar į Panevėžį, tik tai pirmą reikia pasitikrinti, ar Subaru dar vis tepalų varoma, ar jau tepalo nebėra. Tai vat reikia pasitikrinti, ar jo yra, jeigu yra, pilam kurą, važiuojam. Šiaip, aš esu nustebęs, kad pavyko Golfui rasti automatinę pavarų dėžę. Už 100 eurų. 100 eurų, ta prasme, jeigu jinai dar ir veiks ir važiuos, čia yra kosmiškai pigu. Nes pigiausios dėžės, kurias beieškant radau, kainuoja kokius, bent 2,70 arba į viršų. Tai jeigu jinai veiks, aš būsiu labai laimingas ir sutaupęs pinigų. O va tai būna, kai prisijokauji, kad pas tave Toyotoj matai per daug lempučių ir kad čia kaip ant eglutės ir taip toliau. Pieno žvaigždės gali geriau? Atvykom į Panevėžį. Kažkuriam iš čia esančių aplink mane garažų yra dėžė pasislėpus, kurios mums reikia. Va čia va, vienas iš kažkurių šitų garažų turi būti. Žodžiu, laukiu žmogaus. Atvažiuos, pažiūrėsim dėžę, patinka ir keliausim su pieno žvaigždėm namo. Turime dėžę, važiuojam į Vilnių. Ką tik žiūrėjom Sabo 97X. Tai yra labai retas Sabo džipas, kuris yra iš tikrųjų Chevrolet Trailblazeris. Žiūrėjom su 4.2 motoru, benzinas dujos automatas, jisai dar su technikinė, bet dėja,
jau toks pavargęs. Ai, žiūrėjom Šveicaruose. Vau, ta prasme, čia toks kaimelis šalia Vilniaus. Jeigu pagal būklę, tai buvom Lavoniškėse. Bet jeigu pagal šalį, šiaip Sabas tai švedas, tai tada Švedijoje turėjom žiūrėti. Nu, bet, žodžiu, labai liūdna, jisai visas špakliuotas, baisiai špakliuotas, kai kur net matuoklis nematuoja. Aš specialiai paėmiau matuoklį ir nuėjau dar pasižiūrėti, nes mačiau kaip špaklius visur tiesiog lūpas. Automobilis visas pavargęs, bėga vairo stiprintuvas skystis, žmogus sako, ką pasiūlysi, o aš net nežinau, ką atsakyti, ta prasme. Man labai gaila to automobilio, aš labai norėčiau tokį prikelt, bet kad ten nelabai yra, ką jai prikelt jau. Nu, ta prasme, jinai visa normaliai supūvus. Ten vienas stakanas normaliai jau, nežinau, greit išeis pasivaikščiot. Kiti elementai, nu, nėra nei vienos nešpakliuotos vietos. Ta prasme, atrodo, kad jis tiesiog ir ant stogo yra buvęs. Tai dėja, bet jo neėmėm, gaila tokių automobilių. Labai norėčiau išgelbėti visokius tokius ekstra retus automobilius, kurių buvo pagaminta nedaug, bet kol kas yra kaip yra. Galbūt ateityje pavyks kažką tokio nupirkti, išgelbėti, turėti ir džiaugtis. Kaip ir žadėjau, diena ir parodykime mūsų nupirktą Subaru. O Subaru, koks gražutis. Va toks va bamperis gražus. Gražus sparnas čia toks. Čia tokia arka padaryta graži. Viskas labai gražu. O, žibintas atrasoja, buvo užrasojas. Žodžiu, gražus automobilis, jeigu padažius bamperį priekinį, sparną, ką čia dar reiktų padažyti? Čia dar turim kažkokią laimės juostą. Nežinau, jinai čia atsivalys, neatsivalys. Nu, sakykim, gal dar atsipoliruotų. Tada turim galinį bamperį. Čiūčiūtį spalvą nepataikė. Nieko tokio, kam nebūna. Tada, ką mes čia dar iš defektų pas jį turim. Defektų nėra labai daug. Turim girliandą gražią. Skundžiasi gale ABS daviklių dešiniai pusiai. Check engine'as dėl avapo skundžiasi. Neatsimenu, kaip tenais visą šitą paaiškint. Tai rašo, kad yra minimalus lykas kuro, bet panašu, kad tokio dalyko nėra. Tiesiog matyt, sistema netvarkingai veikia. Šiaip automobilis puikiai važiuoja, visus darbus atlieka, stabdo gerai, šviečia gerai, viską daro gerai. Galinis valytuvas veikia, numerio apšvietimas veikia, atsarginis ratas, viskas kaip priklauso. Avarinis vaistinėlė gesintuvas viską paliko. Reiktų gal truputėlį dar saloną pasivalyti, šiaip dirba tvarkingai. Salonas gražus, numerių rėmelį tai aš čia nupirkau Toyotai. Šiaip gražus salonas, nenujotas, komplektacija tikrai sakyčiau, kad padori, nes dažniausiai šituose Subaru net nebūna, sakykim, odinių sėdinių, o čia jau jos yra, jos šildomos, automobilis puikiai važiuoja. Viskas jame veikia, nu apart ten tų degančių klaidelių. Veidrodėliai reguliuojas, muzika groja, turim prabangę panoramą. 2.9 Subaru, 2.5, benzinas, dujos, automatas, technikinė iki 27 metų 5 mėnesio. Nu tai tiesiog vau daiktas. Tiesiog vau. Taip pat Subaru turi serviso knygutę. Nežinau, kaip pavadinti šitą, jūs pažiūrėkit. Serviso lapeliai. Kas tai va? Tiesiog variklio kapitalinis. Tiesiog priklijuotas papildomai lapelis, sako, suremontavom. Su tokia va juosta priklijuota. Ir tokių lapų ne vienas, ne du. Ten, ta prasme, turim pilną tų lapelių įvairiausių su sąrašais, kas tvarkyta. Dorking Grace indeklai. Oho. Greitis, tada kažkokio dalyko sekantis keitimas po 5 metų 80 000. Kieno keitimas? Nežinau, kieno keitimas.
Tai visokių va tokių va reikalų turim. Tai remontų visokių padaryta, žinokit, čia labai daug. Yra įrodymai. The next morning. Nupirkom Mitsubishi Lancer Evolution. Gerai, gal ne Evolution, bet 2 litrai benzas, automatas, užsiveda, važiuoja, 2 rakteliai, vienų savininkų nuo 16 metų, prieš tai atkeliavęs iš Amerikos, iš Čikagos, nuostabus automobilis. Tai prašau, pasižiūrėkit, turi technikinę, turi palamdymų, parūdijimų, visko turi, bet užsiveda, važiuoja, užsiveda gal ne taip lengvai, tenka gazo pedalą biškį palaikyti, kol pašyla. Nežinau, kodėl, gal ir spręsim šitą dalyką. Ką žinau, turi markas biškį parūdijusias, bet iš principo automobilis normaliai važiuoja, normaliai viską daro. Aš esu nustebęs, nes jis yra žiauriai pigus. Važiuojam su juo dabar į Vilnių ir bandysim parduoti, nuo jo uždirbti ir nuo naujų metų pradėti kažkokį gerą projektą. Dabar pagazuok mediją, todėl kad šitas automobilis skamba labai kietai. Vakar jau nebepasidalinau, tai Subaru Foresteris 3 kartos, kurį matėt, yra parduotas. Atvažiavo žmogus, apsižiūrėjo, viskas patiko, visus defektus papasakojau. ABS daviklį buvau dar užsakęs naują, kadangi prieš tai skūsdavosi ir degdavo ABS antipraslydimas ir taip toliau. Tai buvau nupirkęs jau naują ABS daviklį, galvojau, gal vešiu dar pakeisiu, bet taip ir nenuvežiau, automobilis parduotas. Ir dabar sėdžiu mūsų Mitsubishy'je ir tuoj parodysiu jį, ką tik išplovau, parodysiu, kaip jis atrodo iš išorės išplautas, kokie jo defektai ir taip toliau. Tai va, taip atrodo mūsų Mitsubishy'is išplautas. Defektai. Tai pabrozdinti visokie bamperiai, parūdyja kai kurios detalės. Čia nais turim tokį minimaliai įlenkimą, galinę arką, aišku, parūdijus. Jis visas, ta prasme, toks, turi visokių pabraižymų visko, bet užsiveda, važiuoja, aišku, šaltas, sunkiai kuriasi, reikia kažkodėl gazą jam būna palaikyti, kad jisai normaliau dirbtų. Čia nekreipkite dėmesio, čia šitą plovimo ypatumai ne iki galo išplauta. Va šita vieta yra didžiausia jos problema, nes čia galima jau pirštą įkišti. Čia jau kiaura šitoj vietoj. O šiaip automobilis užsiveda, važiuoja. Sakyčiau, bėgius galėtų 3-4 gražiau jungti, nes būna toksai kaip minimalus smūgelis važiuojant. O šiaip tai automobilis važiuoja gerai iš tikrųjų. Padorus daiktas kaip už labai labai pigiai. Važiuojam su fotkinom, dėsim pardavimus ir gal parduosim. Dar gautas iškvietimas. Tuoj važiuosim į Uteną ir bandysim nupirkti Subaru. Kaip be Subaru? Tik pardavėm Subaru, reikia vėl Subaru. Tai bandysim Subaru Imprezą žiūrėti. 2009 metų automatas, 1.5 variklis benzinas. Tikiuosi, kad gyvas daiktas, nes iki Utenos važiuoti yra porą valandų. Kolega iš Ūdos įvažiavo. Kadangi jau turim Mitsubishi Lancer Evolutioną, tai ko mums reikia? Subaru Impreza su VRX STI. Tai žinoma, kad tokią ir nupirkom. 1.5 litro benzinas, automatas, labai greitas, nuostabus automobilis. 7-9 kW prieš 100 kW galėsim palenktyniauti, tikriausiai visas gatves užvaldysim. Gerai, dėl lenktynių gal šiek tiek šitą pajokavau. Abu automobiliai sunkiai galėtų lenktyniauti. Abu automatai, abu nelabai turi daug galios, bet abu pakankamai padoriai važiuoja ir yra labai pigus pagal savo rinkos kainą. Tai galėsit abu įsigyti.
Tai jeigu ką, call me, rašykit ir bus jūsų. Arba parašyk į Instagramą. Instagramas bus čia. And if you want to follow me, this is how I look like from behind. Tai šitos pieno žvaigždės yra nupirktos Utenoj. Dabar matysit vaizdus, kaip mums sekėsi grįžti. Teko važiuoti tamsoj, dapilti į tepalo, nes jai biški gert norėjosi. Bet puikiai nuostabiai parvažiavom ir tuoj parodysim, kaip jinai atrodo. Kol kas Subaru neplauta, bet visa pakankamai tikrai dar švari. Gal sėdynės ne pačios švariausios, gal čia žmonių daugiau sėdėjo, bet šiaip tai automobilis visumoje tikrai pakankamai tvarkingas, geras, padorus. Antras ratų komplektas, tuoj pakeisim jai ratus ir galės važiuoti į kitus namus. Sėdim jau mūsų Subaru Imprezoje. Technikinė galioja iki 26.08, 2009 metų Subaru Impreza, 1.5, benzinas, automatas. Išplauta atrodo štai taip, prabangiai, gražiai, tvarkingai. Aišku, defektėlių kažkokių smulkių turim, galbūt juos dar išeis pateplioti, tai va tokių turim. Tada reikia vieną lemputę nupirkti, nes kitoj pusėje nedega. Tada turim čia kapotą, kur reiktų pateplioti. Tada, ką čia dar turim? Ai, gale atsimenu turim. Va tokį va prie durelių brūkšnelį. Ir čia buvo kažkada kažkoks gal įvykis minimalus, buvo minimaliai įlenkta. Durų va, pačia čia nais turi tokių va rudelių, kurias galima būtų užspalvinti. Ir dar galinis dešinys ratas, guolis tiksliau, ūžia. Tai šitus dalykus pasitvarkius, šitas automobilis yra žiauriai geras, tvarkingas, galima naudot, džiaugtis, ką norit daryti su juo ir jisai puikus. Šiaip realiai patinka, tarsi matos, kad išlaikytas automobilis, žiauriai gerai išlaikytas, jokių klaidų, skydelį nedega ir jo rida, ta prasme, 162 tūkstančiai, tikra rida. Plus antras ratų komplektas ir šitos padangos geros žeminės ir tos, nu, ta prasme, wow. Tai va, toks daiktas, tuoj keliausi pardavimus, važiuoju pirkti lemputę ir gal teptuką dar nupirksiu. Važiuosim žiūrėti Chryslerį 300C su 5.7 motoru, nes ką tik toks atsirado skelbimuose ir visai tokio norėčiau daikto. 300C Chryslerių jau daug šiaip esu turėjęs. Ką dar gero šiandien pavyko nuveikti, tai pavyko jau Golfą nuvežti 5 pliusą, beveik iki galo nuvežti remontuot. Mitsubishis biški dainuoja. Dainuoja ir dešia į 3-4 bėgį biški sunkiau jungia, tai dėl to šitą taip smagiai ir gyvenom. Bet džiugina šitas automobilis, nes visur nuveža, ta prasme viską daro. Automobilis, ta prasme, nu ką jis kainavo, mažiau nei 300 eurų kainavo, ta prasme, žiauriai smagus daiktas. Tai tiek informacijos, grįšim, kai būsim prie Golfo, beveik nuvežę dėžę, arba prie Chryslerio. Das auto, das avarinis režimas. Valio! Later that same evening. Labas vakaras, kokybė gal prasta, bet džiaugsmo labai, labai daug. Todėl, kad nupirktas Chrysleris 300C 5.7 Hemi. Ta prasme, jėga. Ir dabar jau nupirkau jam kitas padangas, permatovom padangas. Nupirkau kitus valytuvus, nupirkau porą lempučių ir kol kas viskas. Lancer Evolution mūsų parduotas. The next morning. Štai čia mūsų naujas pirkinys. Gal nelabai švarus šiuo metu, bet labai daug emocijų keliantis, labai džiugina. Tai mes turim Chryslerį 300C. O visas jos smagumas slypi po kapotu.
Iš tikrųjų. Eime, parodysiu. Smagiausia dalis, kad mes turim 5,7 litro V8 Hemi motorą. Gal ir čia nešvaru dabar, bet važiuoja tai nuostabiai. Automobilis su šitu motoru yra labai dinamiškas, galios užtenka. Kūro neužtenka, bet kūro valgo labai daug, bet labai daug emocijų kelia. Ir dabar galvojam, ką su juo daryti. Šiaip jisai mums labai limpa ir vat neapsisprendžiam, ar Aš jį galiu patikslinimą patikslint. padaryti. Vienas iš mūsų galvoja, kitas jau nusprendė. Jo, tai Karina nenorėtų jo parduoti, o aš dar galvoju, kaip čia geriau padaryti. Nes kūro, kaip sakiau, valgo labai daug, bet kas faina, tai mes turim čionais iš esmės pakankamai tvarkingą automobilį, jisai nebilda nieko. Turim šildomas sėdynės prieki, gale, pilnai elektra, facelift modelis su liečiamu ekraniuku per vidurį, pilna vietos šitam automobilį. Tvarkingas. Visas gražiai atrodantis, tikrai normaliai išlaikytas, gerai prižiūrėtas automobilis. Netgi gale yra belė kiek vietos, net kai sėdynė pati nuvažiavo ir vairas pasislinko, kad patogu būtų išlipti automatiškai, tai net ir čia aš vis tiek Parodyk. idealiai, laisvai galiu atsisėsti ir mano keliai net neliečia. Nu neuždaryk manęs. Ai nors pabūsiu. Gal ir palik mane. Va. Te. Žiauriai patogu, žiauriai komfortiškai. Kas dar smagu? Turim erdvę bagažinę. Turim gražią išorę automobilio. Erdvi bagažinė, nu čia šitą šiandien apsiprekinam ir gimtadienis sūnaus, bet bagažinę kažkiek galim parodyti. Ne viskas čia labai gražu, šitą švaru dabar, bet yra kaip yra. Ai, vienintelis išskirtinis dalykas, kaip galima atpažinti keliuose, kad čia yra Hemis, vienintelis šitoj vietoj yra užrašas. Niekur daugiau nėra tokio užrašo ir niekaip kitaip žmonės neatpažins, kad šitas automobilis daug geriau važiuoja negu įprastas Chrysleris 300C. Norėjau pasidalinti geromis naujienomis. Tai skambino iš Olandijos, pasikalbėjom, parodžiau video viską ir rezervavo Mazda MX-3 ir pervedė užstatą. Ta mūsų Mazda, kurią pirkom pirmam video, kurią tvarkėm, kurią darėm, jėga, ją rezervavo ir atvažiuos sausio mėnesį pasimti. Šią šaltą dieną išplovėm Chryslerį, visiškai šaltą ranką, žinokit, labai greitai jums parodysiu šį nuostabų daiktą, kaip jis išplautas atrodo. Atrodo va taip. Nerealus Chrysleris. Nerealiai gražu, labai smagiai važiuoja, viskas labai gerai. Na ir tikriausiai jums įdomu, kaip jisai skamba. Aišku, čia stokas, tai tas skambesys nebus kažkoks labai jau didelis. Dans un monde de fou, tu le remarques chaque jour.